Sveiki. Nežinau, aš turbūt per daug čia noriu būti linksmas, laimingas ir dar kažkoks kitoks. Aš kai prisimenu save prieš kokius, sakykim, gerus metus, tai visai buvau kitoks. Dabar kažkokia atrodo tikrai dingusi sveikata. Atmintis nebe ta, juokeliai nebe tie, gyvenimas nebe toks. Neturiu atsakymo iš tikrųjų, kodėl taip yra. Ar dėl to, kad pradėjau mokėti gyvenime mokesčius už elektrą, už vandenį. Ir tai sudaro rūpesčius, kuriais reikia rūpintis. Ir šiaip gal dėl to, kad truputį jau tampu vyresnis. Daug klausimų, visos šitos skyrybos sunkiai išgyvenamos. Daug minčių galvoje. Tikslas pasiekti geresnis už Rolandą. Daug įvairių dalykų, savivertė, motyvacija, sveikata, vaiko išsiskyrimas, palikti savo vaiką, išsiskirti, visą taip stipriai iš tikro davė per galvą, kad net nežinau, kaip čia bus, ar aš atsigausiu, neatsigausiu. Laikas gydo, sako žmonės. Žiūrėsim ir man, kaip pasiseks. Nu ką, mes pradėkime savo dieną ir žiūrėsim, kas šiandien. Šiandien nueisim į kirpyklą. Šiandien, manau, padarysime viral video. Reikia sugalvoti scenarijų kaip renginių vedėjaus dėl, sakykime, reklamos. Tai turėtų šiandien būti įdomesnė, gražesnė, tokia spalvingesnė diena tiek man, tiek jums. Ir netgi gal gausiu savo stabilizatorių. Laukiu jo. Nu ką, važiuojam. Mano apskritai tokios dienos, ko gyvenime nėra buvę, rakinas žandikaulį. Sunku prasišypsoti, surakinta va šitą vietą. Daug tokių mąstymų, ką tu čia darai, žinai. Anksčiau buvo daugiau toks, ką tu čia darai, eik į darbą normalų. Tokių vidinių barjerų, kaip čia bus tos pajamos. Sėdžiu ant nuomos be darbo, kuriu savo darbo vietą. Ar aš esu pakankamas, ar man pavyks. Galvoju, nu tai daryk ir pamatysi, žinai. Motyvuoji kažkaip, galvoji, darai. Bet tokio kažkokio džiugesio nėra gyvenime, kažkaip žiauriai nelaimingas toks. Sunku sakyti, kad nelaimingas. Nesam visi laimingi. Bet tai, kaip sakant, darai ir kažkas gal gausis.
toks vaibelis lyg verkt norėčiau. Gal reikėtų apsiverkt prieš kamerą. Ne, seniau kažkaip buvo dar, kai vairuotojai dirbau, kai tik išsiskyriau. Verkdavau. Važiuodavau ir verkdavau. Dabar gal jau nebeverkiu. Nu, ne gal, bet nebeverkiu. Bet nežinau, kada ateis ta geresnė diena. Laukiu, nesulaukiu. Ar jinai pagerės, ar ne. Ar jinai ateis, ar ne, aš nežinau. Bet viskas viename. Ir atrodo sveikata kažkokia netokia, nesijauti gerai psichologiškai. Valgai nepakankamai. Nesportuoju galbūt tiek, kiek reikia. Dvasinis pasaulis kažkoks sugedęs. Motyvacinė sistema nepakurta. Finansinis nestabilumas. Visi tokie aspektai sukuria tokią visumą, kad toks atrodo nori spaustis, užsidaryti, toks susivaržyti, eiti į tą sistemą, lipti ant tos sistemos bėgių ir daryti taip, kaip daro visi. Šiandien tokia psichologinė diena. Bus matyt kaip toliau. Seksis. Einam, pavalgysim ir bandysiu sukurti, reikia susigalvoti, bet dar neatėjo mano tas, nežinau, reikia vis tiek pabandyti gal sugalvoti kažkokį scenarijų, kaip sufilmuoti, kur nufilmuoti video, kaip renginių vedėjo. Labai atsiprašau. Tai žodžiu, kaip sugalvosiu, ką aš noriu pasakyti. Ne viskas pakliūva į YouTube. Kiti dalykai į kitus socialinius tinklus. Tai jeigu turit galimybę, užeikit į Edvardą Šmukštą Instagramą, pasižiūrėsit, gal kažką pamatysit, kas jums patiks, paspausit like, dalintis ir parašysit komentarą. Aš neprašiau, bet jis tepo. Kvepia gerai. Man pinigų reikia. Nežinau, kokia spalva bus. Ryžą ar kokią darai? Praeitą kartą kirpausi. Plytų spalvos. Liko tai. Šiandien tiek daug siaubingai visko priveikta, kad net bijau aiškiai ir garsiai pasakyti, buvau tiesiog nuėjęs į kirpyklą. Norėjau užsiregistruoti į paslaugos.lt savo renginio vedėjo paslaugą. Nepadaryta. Vienintelis darbas, kurį padariau, nuėjau į kirpyklą. Gėda ir dar kartą gėda. Na, dar, aišku, vakarinę radijo stotį pravedžiau. Daugiau vien tik gėda. Negaliu patikėti, koks lūzeris. Diena išmesta į šiukšlių dėžę. Tikiuosi rytoj bus visai kitaip ir stengsiuos, pažadu, kovosim, takešiai, narsuoliai, į priekį. Susitinkam rytoj.